Šiuolaikinė krizė Lietuvoje ir visam pasaulyje parodo, kad Lietuvos Respublikos vyriausybė, valdžia turi iš esmės peržiūrėti vidaus politiką ekonominiais klausimais. Tai yra peržiūrėti sutartis ir su tai, kad nebūtų uždaryta atominė elektros stotis. Žemės ūkis, kad būtų atgaivinta, kadangi Briuselio veikėjai stengiasi išmušti savo prekės, savo pigesnės prekės, modifikuotas ir kitas, laikyti energetikos balansą savo rankose ir taip žlugdyti Lietuvos ūkį, kad jis būtų priklausomas nuo užsienio. Aš manau, kad vyriausybė padarė didelę klaidą, kad dabar nėra nei išteklių, dujas ir nafta brangsta, krinta kainos kai kuriuose valstybėse. Aš manau, kad tai yra tikrai tautos išdavystė, valstybės išdavystė prilyginamas faktas, kadangi ekonomika mūsų smunka žemyn, žmonės bėga į užsienius, uždarbiauti, jaunimo nebėra. Visų pirma, atsakomybę turėtų prisimti tiek dabartinė vyriausybė, keldama kainas, kur šitokia situacija negali būti tokių dalykų. Ir ankstesnė vyriausybė, žinodama, kokia situacija yra padėtis. Tačiau pagrinde Lietuva yra žemės ūkio šalis ir produkcija įvežama iš užsienio yra nekokybiška, todėl žemės plotai, laukai dirvonuoja. Matosi vien balandos, kaip sakant, liaudiškai auga. Turėtų atgaivinti žemės ūkį ir visą pramonę atstatyti ir kad valstybė kontroliuotų. Gali būti pusiau privatus sektorius, taip toliau kurti tam tikrą dalyką, bet ne visiškai modelis, kad būtų laukinio kapitalizmo.